Sveiki visi. Šiandien paskutinė mūsų švietėjiško ciklo dialektikos pradžiamokslis laida. Ir joje trumpai apibendrinsiu tai, ką mes sužinojame, ir dar pakalbėsime apie tai, kaip atrodo dialektinio mąstymo būdo situacija mūsų laikais. O sužinojame mes štai ką, kad dialektikos teorija nuėjo tokį ilgą vystymosi kelią. Dar senovės rytų mitologijoje ir filosofijoje buvo apstu įvairiausių tokių dialektinių pastebėjimų. Kiek vėliau Heraklito idėja apie nuolatinę kosminę priešingybių kovą bei Platono ir Demokrito teiginiai apie pasaulio sudvejinimą į daiktų ir idėjų arba į daiktų ir atomų pasaulius tapo dialektikos teorijos pagrindu. Iki marksistinės filosofijos viršūnė buvo pasiekta Hegelio idealistinės dialektikos sistemoje, kurioje visas pasaulis pavaizduotas toks kaip begalinis judėjimo vystymasi į prieštaringų pokyčių procesas. Tiesa, didysis dialektikas Hegelis šioje vietoje dialektiką traktavo kiek ribotai. Vystymasi jis matė tik kaip absoliučios idėjos įvairios reinkarnacijos. Gamta jam buvo visiškai nesivystanti, o visuomenė pasiekė savo galutinį vystymosi tašką Prūsijos monarchijoje. Tuo tarpu Marksas ir Engelsas kaip tik ir apvertė Hegelio dialektiką nuo idealistinės galvos ant materialistinių kojų, tai yra pastatė ją į tinkamą gyvenimui ir pažintiniam procesui padėtį. Per visą istoriją egzistavo ir dabar egzistuoja du mąstymo būdai, kurie oponuoja dialektikai. Tai metafizika ir eklektika. Pats dialektinis metodas istoriškai vystėsi nuolatinėje kovoje su šiomis mąstymo sistemomis. Ir jeigu eklektika orientuota daugiau į tokį liaudišką kasdieninį visuomenės sąmonės lygį, tai metafizika pretenduoja į tam tikros filosofinės teorijos doktrinos statusą. Ilgą laiką metafizika pagal dar Aristotelio pradėtą tradiciją buvo tapatinama su filosofija apskritai, ypač su ta jos dalimi, kuri vadinasi ontologija. Hegelis pirmasis priešpastatė metafiziką ir dialektiką kaip du priešingus filosofinio pažinimo metodus. Metafizinis mąstymas anot Hegelio apsiriboja tokiomis nejudriomis sąvokomis. Metafiziniam mąstymui būdingi tokie bruožai kaip visų dialektikos dėsnių neigimas, spiralės formos vystymosi nepripažinimas, mąstymas pagal principą arba, pasaulio visuotinių sąryšio nepaisymas, traktuojamas pasaulis tik kaip tokių atskirų fragmentų rinkinys. Na ir panašus bruožai. Deja, metafizikos ir dialektikos santykiuose irgi veikia toks dialektinis priešingybių kovos ir vienybės dėsnis. Į metafizikai kai kuriuose srityse tiesiog priversti mąstyti dialektiškai ir dialektikai neišvengia metafizinių apibendrinimų. Dar daugiau galima pasakyti, kad pačioje dialektikoje egzistuoja nemenkas toks ir metafizinis turinys. Pavyzdžiui, kaip teigia sistemologija, kiekvienoje sistemoje yra nesikeičiantis branduolys ir pastoviai besikeičianti jį supanti judri tokia aplinka, judrus elementai.
arba, kaip žinoma, iš gyvenimiškos patirties, šiaip jau dialektiškame iš esmės gyvenime dažnai suveikia taip vadinamas kraštutinumų dėsnis, apie kurį mes jau kalbėjome anksčiau. Tai yra jau minėtas arba principas, kai įvairiuose situacijose puolama iš vieno kraštutinumo į kitą, į tai nuolat kartojasi. Tai jau yra šiokia savotiška tokia metafizika. Dabarties gyvenime pradeda reikštis ir kitokio pobūdžio metafizinės tendencijas. Faktiškai išplaunamas biologinis žmogaus egzistencijos pamatas, jo suskirstimas į priešingas moterišką ir vyrišką lytis. Įvairiausi transgenderiai bei lyties keitimo operacijas tai ne žmogaus patobulinimas, o šios pamatinės dialektinės priešingybės tiesiog sunaikinimas. Tokios metafizinės reformas gali turėti tik reforma, žinoma, kabutėse, gali turėti tik vieną rezultatą. Paties reformos objektą, tai yra žmogaus išnykimą. Kitas pavojus, kuris kyla pačiam žmogui, tai dirbtinis intelektas, kuris gali pranokti žmogiškai. Panašu, kad šioje vietoje žmogaus ir dirbtinio intelekto santykiai vystosi ne pagal dialektinį priešingybių vienybės principą, o būtent išstumiant žmogų iš įvairių gyvenimo sferų. Jau net mokytojams ir gydytojams prognozuojama liūdna ateitis. Jeigu į toliau viskas taip eis ir pats biologinis intelekto nešiotojas žmogus taps tik pereinamoje grandimi gamtos ir visatos evoliucijos eigoje, panašiai kaip tokia grandimi tarp paprastesnio gyvūnijos formų į protaujančio žmogaus anot Darvino teorijos kadaise tapo beždžionės. Arba, kaip teigia Nyčė, žmogus tikrai taps tik tiltas pakeliui į antžmogių pasaulį. Tik tie antžmogiai bus dirbtinio intelekto rezultatas. Bet nepaisant visokiausių tokių metafizinių nukrypimų ir iškrypimų, vis dėlto reikalas tas, kad metafizika yra tik visuotinės dialektikos turinio momentas, o ne atvirkščiai. Šiame kontekste ir dabartinė postmodernistinė filosofija su jos šventa teksto, spektaklio ir simuliakro trijulė, tai metafizinis idealistinis toks kraštutinumas, kuris būdingas kiekvienai dekadanso epochai. Tų dekadanso epochų buvo nemažai žmonijos istorijoje. Anksčiau ar vėliau pagal dialektikos dėsnius tas laikotarpis bus įveiktas dalinai sugrįžtant prie klasikinės filosofinės tradicijos. Hėgelis savo logikos moksle teigia, kad pažintinis judėjimas į priekį tai savotiškas sugrįžimas atgal, judėjimas prie ištakų, prie esmės. Panašiai statant kokį nors daugiaaukštį namą, prieš kylant pastatui į viršų, reikia įsikasti gilin į žemę, pradėti nuo kotlovano fundamentui. Nors, žinoma, kai kurie dabartinio postmodernizmo pasiekimai, kaip neigimo rezultatas išliks ir kokybiškai naujame filosofijos vystymasi cikle. Kita vertus, dialektikos antipodas yra eklektika, kurią galima pavadinti pseudodialektika, arba, kaip dabar sakoma, dažnai feikinė dialektika. Eklektika suskaldo dialektinę visumą į atskiras dalis bei elementus ir paskui bando mechaniškai sulipdyti iš skirtingų ir nederančių faktų bei teorijų ar jos elementų pasaulio arba konkrečios situacijos tokia savotiška mozaika. Paveikslas gaunasi margas ir kartais net estetiškai toks gražus, bet iš
esmės klaidingas, padrikas, paviršutiniškas, neatitinkantis tikrovės esmės. Vienas ryškesnių tokių šiuolaikiškos eklektikos pavyzdžių, tai gana madinga kai kurių intelektualų tarpe taip vadinama visuomenės saugumo koncepcija, kurioje į vieną spalvingą ir savotiškai viliuojantį tokį ideologinį mišinį suplaktos įvairiausių sąmokslo teorijų, mitologijos, ezoterikos, vadybos, marksizmo, neklasikinės filosofijos, postmodernizmo ir kitokios idėjos. Nuo tokio svaiginančio kokteilio, žinoma, galima idėjiškai ir apsvaigti, ir tuo pačiu prarasti pusiausvyrą bei blaivę orientaciją realiame pasaulyje, kas dažnai ir vyksta. Mūsuose deja dauguma politikų ir taip vadinamų kai kurių visuomenininkų galvose yra tikra tokia eklektiška mano košė. Ten į vieną visumą suplakti ir kairieji, ir dešinieji, komunizmas ir fašizmas, marksizmas ir liberalizmas, ir Stalinas, ir Hitleris, ir Landsbergis, kaip sakoma, viskas, taip sakant, viename tokiame mišinyje, viename flakone. Bandoma sukryžminti nesuderinamus dalykus. Galvojama, kad kažkokių stebuklingų būdų galima priklausyti ES ir NATO ir tuo pačiu pasidaryti laisvais ir nepriklausomais. Būti globalinio kapitalizmo periferija ir tuo pačiu sukurti kažkokį socialinį rojų savo tėvonyje. Eklektiškai mąstant gali būti, žinoma, realizuojamas pačios utopiškiausios utopijos ir pačios fantastiškiausios fantazijos. Deja, kaip rodo istorija, taip karts nuo karto ir atsitinka. Tokia eklektika šiandien jau išvirto ir hibridinės lytis, ir hibridinius karus. Ir kur toliau jį nuves visą mūsų pasaulį, tai tikriausiai pagrindinis ir svarbiausias mūsų laikų klausimas. Dialektinio metodo moksliškumas tai juk ne tik marksizmas. Jis yra pripažintas ir ne klasikinėje, modernioje vakarų filosofijoje, kurioje vystomas įvairios idėjinės dialektikos konstrukcijos. Tai ir emergentinio evoliucionizmo koncepcija Morgano ir Whiteheado, egzistencialistų antropologinė dialektika Sartro ir Camus, balansinė dialektikos teorija Wardo, konfliktinė dialektika Dahrendorfo, negatyvi dialektika Darno ir kitka. Žinoma, ypatinga vieta visų dialektinių teorijų visumoje užima tarybinio dialektinio materializmo koncepcija. Nepaisant visokiausių ideologizuoto sustabarėjimo, tai buvo galinga ir iš esmės moksliškai pagrįsta teorinė sistema. Buvo ir tikri valdė dialektiką filosofai bei istorikai, tarp kurių paminėčiau filosofus Iljenkovą, Kosolapovą, Kedrovą, Naumenką, Losevą, Tugarinovą, istoriką Gumiliovą, sociologą Grušiną ir kitus. Egzistavo anais laikais ir savotiškos filosofinės mokyklos Maskvos, Leningrado, Kijevo, kurios konkuravo tarpusavį kiek skirtingai interpretavo kai kurios marksistinės teorijos ir dialektikos teiginius. Ir pas mus Vilniuje, tarp kitko, 1981 metais Minties leidykloje buvo išleista visai nebloga knyga, kuri vadinasi Metodologiniai marksistinės filosofijos bruožai, kurią sudarė Karosas, recenzavo Lazuraitis, tarp autorių buvo Meškauskas, Stoškus, Kersytė ir kiti. Šioje knygoje marksistinė filosofija buvo traktuojama kaip šiuolaikinio mokslinio mąstymo metodologija.
fundamentinėje tokioje žinomo JAV filosofo ir mokslo istoriko Grahamo monografijoje, kuri vadinasi Gamtotyra, filosofija ir žmogaus elgesio mokslai Tarybų sąjungoje, kuri rusų kalba buvo išleista 1991 metais, rašoma, pacituosiu: tarybinis dialektinis materializmas įspūdingas intelektualinis pasiekimas. Pagal savo universalumą išvystymo laipsnį dialektinis materialistinis gamtos paaiškinimas neturi lygių tarp šiuolaikinių mąstymo sistemų. Kaip matome, jo toks aukštas įvertinimas liečia daugiausia gamtos dėsnių suvokimą. Dėl visuomeninių gimokslų net anuometinis TSRS vadovas Andropovas buvo priverstas viename savo straipsnėje konstatuoti, kad mes nepažįstame visuomenės, kurioje gyvename. Mano minėtų tokių aukščiau išskirtinių autorių mintis ir įžvalgas deja nesulaukdavo deramų praktinių įvertinimų. Jeigu jis sulaukdama, tai tik iš tokios dogmatiškos kritikos pozicijų. Bendrame partijos liniją liaupsinančio ir konjunktūrinio teoretizavimo fone jų mintis tiesiog paskęsdavo. Kaip teigia dar Friedrichas Engelsas, su kiekvienu naujų tokių fundamentalių mokslo atradimų marksizmas turi keisti savo formą. Dabartinis pasaulis nuo antros 20 amžiaus pusės pergyvena eilinį tokį mokslinės techninės revoliucijos etapą, kuri kai kas vadina ten kompiuterinė informacinė revoliucija, kiti vadina kitaip. Mokslas padarė įspūdingą pažangą. Jo atradimai įsiskverbė į visas žmogaus gyvenimo sferas. Atskleistas mikropasaulio gamtinis dialektiškumas, iššifruotas žmogaus genofondas, žmonija tyrinėja kosmosą, atsirado kompiuteriai, internetas. Deja, tuo pačiu žmonija susiduria ir su globalinėmis problemomis, karo ir taikos klausimų ir taip toliau. Visa tai kelia žinoma grėsmę tolesniam egzistavimui. Visa tai verčia dialektiškai vertinti ir pačią marksistinę teoriją, pačią marksistinę dialektiką, bei dialektiškai analizuoti naujus dabartinės tikrovės reiškinius. Ir šiandien, mano galva, būtina iš tų dialektinių pozicijų išanalizuoti tokius reiškinius kaip informacinės visuomenės charakteristikas, civilizacinių ir informacinių žmonijos vystymosi aspektų sąveiką, žmogaus situaciją ir biosferos, technosferos bei noosferos tendencijas, dabartinės visuomenės socialinės struktūros pokyčiai, privačios bei valstybinės nuosavybės sąveika bei jų evoliucija, visuomeninės nuosavybės formų įvairovė, tarybinio socializmo fenomenai, jo žlugimo priežastis, naujojo socializmo idėja bei modelį, revoliucijų ir reformų santykiai, globalizacijos ir ekologijos problemas, socialinius ir nacionalinius santykius, dabartinės klasinės kovos strategija ir taktika, darbo turinio metamorfozės, naujuosius netradicinius socialinius judėjimus, metodo į teorijos santykį pačiame marksizme, dirbtinio intelekto ir nanotechnologijų poveikį žmonijos raidai, gyvenimo, mirties, nemirtingumo klausimus bei kitką. Vienu žodžiu, dialektika tai tokia gyva marksizmo dvasia visų pirmiausia, bet ne tik marksizmo. Ir jos evoliucija tai irgi yra dialektika. Pabaigai norėčiau visiems, žinoma, susidomėjusiems šio kurso tematika palinkėti įsisavinti teorinį dialektišką požiūrį į gyvenimo praktiką ir gyvenimišką praktišką požiūrį į teoriją bei dialektiką.
jiems rekomenduoju atitinkamos literatūros sąrašą, kuris bus pridedamas. Taigi, pozityvaus nusiteikimo ir istorinio optimizmo visiems.